Sveiki sugrįžę į Triušio urvą. Šiandien mes leisimės į kelionę per laiką ir erdvę, kad atskleistume vieną iš mistiškiausių ir netikėčiausių XIX amžiaus istorijos epizodų – metus, kai vasara tiesiog neatėjo. Taip, jūs išgirdote teisingai. 1816 metai įėjo į istoriją kaip metai be vasaros. Tai buvo laikas, kai gamta, o gal ir kitos jėgos, nusprendė mesti iššūkį žmonijai, sukeldama badą, ligas ir net masinės migracijas. Bet kaip tai įvyko? Kodėl? Ir kokį pėdsaką šis reiškinys paliko žmonijos istorijoje? Pasinerkime į šią nepaprastą istoriją šiek tiek giliau. Įsivaizduokite, birželis, liepa, rugpjūtis, mėnesiai, kai paprastai saulė spigina, laukai klesti, o žmonės džiaugiasi gamtos pilnatvę. Tačiau 1816 metais viskas buvo kitaip. Europoje ir Šiaurės Amerikoje vasaros mėnesiais temperatūra buvo tokia žema, kad birželiai ir liepas snigo. Šalčiai sunaikino pasėlius, todėl apie derlių nebuvo nei kalbos. Žmonės buvo pasmerkti badui. Oficiali teorija sako, kad pagrindinė priežastis buvo 1815 metais Indonezijoje įvykęs Tamboros ugnikalnio išsiveržimas. Vienas galingiausių ugnikalnio išsiveržimų per visą žmonijos istoriją. Jo metu į atmosferą buvo išmesta milžiniška pelenų ir sieros dalelių masė, kuri susiformavo į globalų debesį, uždengusi saulės šviesą. Dėl šio vulkaninio debesies pasaulio temperatūra smarkiai nukrito. Šiaurės pusrutulis patyrė vadinamąją vulkaninę žiemą. Žemė tiesiog negavo pakankamai saulės šviesos, todėl klimatas tapo neįprastai šaltas. Tai buvo ne tik oro anomalija, tai buvo katastrofa, kurią pajuto kiekvienas planetos gyventojas. Europoje kilo chaosas. Kadangi derliaus nebuvo, grūdų kainos šoktelėjo 10-eriopai. Net ir vidutinės pajamas gaunantys žmonės nebegalėjo įpirkti maisto. Šveicarijoje situacija buvo tokia bloga, kad valdžia įvedė nepaprastąją padėtį. Žmonės plėšė parduotuves, sandėlius ir net vieni kitus. Vokietijoje ir Prancūzijoje kildavo masinės riaušės, kurios dažnai virsdavo smurtu. Šiaurės Amerikoje padėtis buvo ne ką geresnė. Vermontas ir Naujoji Anglija patyrė didžiulius nuostolius. Vasaros mėnesiais snigo, o šalčiai sunaikino visą derlių. Daugelis šeimų buvo priverstos palikti savo ūkius ir ieškoti naujų galimybių vakaruose. Šis masinis žmonių judėjimas turėjo ilgalaikį poveikį Jungtinių Amerikos valstijų istorijai. Metai be vasaros paliko gilų pėdsaką pasaulio istorijoje. Jie parodė, kaip klimato pokyčiai gali paveikti visą žmoniją. Šis laikotarpis paskatino žmonės permastyti savo santykį su gamta, ieškoti naujų žemės ūkio metodų ir tobulinti mokslą. Tačiau šis laikas įkvėpė ne tik mokslininkus, jis palietė ir menininkų vaizduotę. Pavyzdžiui, būtent šaltą ir lietingą 1816 vasarą Šveicarijoje Mary Shelley parašė savo garsųjį romaną Frankensteinas. Ši tamsi ir audringa atmosfera atsispindi jos kūrinyje, kuris tapo vienu iškiliausių literatūros šedevrų. Bet palaukite, tai dar ne viskas. Ši istorija turi dar vieną mistinį elementą – didžiąją 1811 metų kometą. Ši kometa buvo matoma plika akimi net 260 dienų ir tapo vienu įspūdingiausių to meto astronominių reiškinių. Ji buvo tokia ryški, kad žmonės visame pasaulyje ją stebėjo su nuostaba ir baime. Tuo metu kometos dažnai buvo laikomos mistiniais ženklais, o ši netgi buvo praminta Napoleono planeta. Kodėlgi? Nes kometa pasirodė tuo metu, kai Napoleonas Bonapartas buvo savo galios viršūnėje. 1811 metai buvo jo triumfo metai, tačiau vos po metų jis pradėjo savo lemtingą žygį į Rusiją, kuris baigėsi katastrofą. Taigi kometa iš pradžių laikyta triumfo simboliu, vėliau buvo interpretuojama kaip pranašiškas įspėjimas apie artėjančias nesėkmes. Levas Tolstojus savo romane Karas ir taika ją panaudojo kaip simbolį, Napoleono didybės ir neišvengiamo nuopuolio metaforą.
Tai, ką aš jums papasakojau, yra oficiali, lengvai patikrinima informacija, dėl kurios akademikai ir mokslininkai vieningai sutarė. Tačiau yra ir kita versija. Ugnikalniai išsiveržia gana dažnai ir gan dideli, tačiau jaučiamos įtakos klimatui nepadaro. Tamboros ugnikalnis randasi Indonezijoje, pietiniame pusrutulyje, netoli Australijos. Tad tokio masto įtaką visam šiaurės pusrutulio klimatui šis išsiveržimas vargu ar galėjo turėti. Ar esate girdėję apie atominę žiemą? Teorija apie tai, kas atsitiktų, jei įvyktų globalus atominis karas. Jei tokio karo žmonijos istorijoje dar nebuvo, tai iš kur tokios išvados? Prisiminkime, kad 1812 metais, kai Napoleonas išsiveržė į Rusijos imperiją ir puolė kažkodėl Maskvos, o ne tuometinės sostinės Sankt Peterburgo kryptimi, kurioje rezidavo imperatorius Aleksandras I. Kaip žinome, Maskva buvo visiškai sudeginta. Tais pačiais metais įvyko ir didžiulis karas tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Didžiosios Britanijos, kurio metu taip pat sudegė Amerikos sostinė Vašingtonas. Buvo sugriautas ir Kapitolijus. Yra daugybė nuotraukų iš XIX amžiaus miestų, kuriuos tariamai sunaikino paprasti gaisrai, nors labiau panašu, kad tos miestus sugriovė didelio galingumo ginklai, tokie kaip atominės bombos ar kažkas panašaus. Sakysite, kad atominis ginklas buvo išrastas tik tai 20 amžiuje, o gal ne? Gal jis buvo išrastas daug seniau? Gal jį panaudojus ir pamačius pasekmes šios technologijos buvo sunaikintos, o žinios apie jas giliai paslėptos? Gal Antrojo pasaulinio karo metu jis buvo tik atkurtas? Pasižiūrėkime į senovės architektūrą ir artefaktus. Kai kurie iš jų tai kūriniai, kurių negali atkartoti naujausios šiuolaikinės technologijos. Kai maždaug prieš 10 metų išgirdau apie šią teoriją, garsiai nusijuokiau, numojau ranką ir pasakiau, kad tai nesąmonė. Dabar manau, kad tai visiškai tikėtina. Jokiu būdu neteigiu, kad būtent taip ir buvo, bet ši versija tikrai turi pilną teisę egzistuoti. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi sužinojote kažką naujo. Prenumeruokite kanalą, spauskite patinka, pasidalinkite su draugais bei artimaisiais. Sekite Baltą triušį 77 ir YouTube platformose, kuriuose pirmieji išvysite naujausius epizodus bei trumpus video. Iki kito pasimatymo triušio urve.